Reikia duoti gazą. Ir bus gerai tada viskas. Mėgaujasi tiesiog žmonėmis, kurie sugeba daryti tokius dalykus. Čiagi pažiūrėkit, kiekvienam rate šuoliai, posūkiai, visokiausi reikalai. Pati technika, čia, kiek suprantu, jau vos ne čempionas turėjo išaiškėti sugedo. Nu, va tau gyvenimas, va tau reikalai. Nu, azartas, sportas, jis visada yra gyvenime reikalingas. Nuostabus. Vis antroje vietoje ir šiandieną čia antroje. Ne visai išėjau. Pirmąją važiavo, trečia vieta. Kažkiek linijas bijausi prie Vinterso, 2 klaidas, atitolau, o jau paskutiniuosius metus visiškai nebepabaigiau. Jo, labai smagu, mes senų lenktyniavom, tai labai smagu. Lietuvos čempionato etapą gaila vieną praleidau, tai čempionės vardą šiais metais iškovot kaip ir šansų nelabai turiu, bet žiūrėsim, kaip čia baigs. The Lithuanian Championship is on a good level, so good track, so thanks to all the organizers. Yeah, 1-2 in the motos, overall second, so yeah, I'm happy. I knew I had to get the start, I got the start, and then I made fast laps and I controlled the gap. It was a really nice track, had so much fun, the crowd was great, and really happy. Bet kad ir motociklas nepilnai, ne maksimaliai dirbo, bet vis tiek sugebėjau pirmą atvažiuoti. Smagu man pačiam, kad taip sugebėjau, iš tikrųjų palinkėčiau iš tikrųjų visiems nepasiduoti, motociklas tikrai ne problema, svarbiausia turėti jėgų pati ir tiesiog įsivaizduoti, kad tu geriausias ir viskas, tik to ir reikia. Na, žinoma, startas kažkiek pirmuose ratuose buvo kovos, na, bet tiesiog akivaizdžiai aš esu tikrai lėtesnis, nuleidžiu ranką svečiam mūsų šestės iš Latvijos, jie tikrai greiti. Linkiu jiems kuo geriausios sėkmės, na, o mūsų lietuviams linkiu kuo greičiau mane pasivyti ir aplenkti. Pagaliau, aplenkite mane, kiek jūs galit.